labai greitai galime įrašyti būtent apie ką. Ir kad, žinai, suprastum, pavyzdžiui, dabar gyvenime jautie, ne, vat, pavyzdžiui, kad atsinka tam tikri dalykai ir atrodo gyvenimas tikrai nušvinta, atrodo gyvenimas nuostabus, ne, ir atrodo esi ant pasaulio ten viršūnės ir nori skrižinai, turi sparnus, ne? Nu jo, man taip kelis kartus į savaitę būna, pakankamai dažnai. Ir vat būtent, kas gaunasi, kad iš tikrųjų, kad, nu, tiesiog gyvenimas tas svarbus, žinai, kaip padaryti, kad tas dažniau būtų ir kaip padaryti, nu, nes tai yra, žinau, kontroliuojami visiškai. Nes, kaip ir sakiau, mes negalime kontroliuoti, žinai, kas mums atsitinka, bet mes galime kontroliuoti, kaip mes reaguojame. Ir būtent šitie dalykai nėra, kad gyvenimas atsitiko, tu tiesiog, žinai, pamatėjai ir reaguoji būtent taip į tą gyvenimą. Jo. Ir, žinai, kaip dažniau tai padaryti ir kaip iš tikrųjų paversti, kad tai labai labai dažnai būtų. Tai vat pagalvojus, pavyzdžiui, dabar apie gyvenimą, ne, ir apie žmogų. Nu, lygiai tas pats, kad, pavyzdžiui, žinai, būna, kad pavyzdžiui, žinai, kaip būna, kai žmogus, pavyzdžiui, patinka kažkuo, ne? Arba, nu, kažką jis va tokio daro, kas tau labai fainai jame. Ir kuo tu labiau fokusuojasi, tuo atrodo jis labiau dažniau tą daro. Čia panašiai, žinai, kaip, jeigu, pavyzdžiui, tau ten mašina kokia nors labai patinka arba galvoji pirkti tokią ar tokią, žinai, tu tada pradedi matyti jas visur. Nu jo. Vos nežinai, iš niekur nieko, ta prasme, viskas iš eilės, nu vos ne, žinai, ta mašina tokia spalva ir tokia spalva, žinai, ir taip toliau. Tai aktyvesnis. Tai kaip galima tą vat aktyvuoti labiau, nes dabar su tavo gyvenimu irgi tas pats, kad tu pradėjai, žinai, tikėti arba pradėjai tikėtis, kad gyvenimas toks ir to, žinai, kad tau viskas nukrenta, žinai, kaip iš dangaus ir taip toliau, ir tu pradedi tai pastebėti, matyti. Anksčiau visą tai irgi būdavo, tu tiesiog nemokėdavai džiaugtis, nes visame tame, žinai, būdavo daug kitų dalykų. Tai kaip pradėti tą dalyką, žinai, dažniau tą daryti. Ir, pavyzdžiui, kaip ir su žmogum, jeigu tu, žinai, fokusuojasi arba tiesiog pradedi tikėti, žinai, kad žmogus toks ir toks, jisai taip ir pradeda elgtis. Ir realiai, kad tavo tas būtent tikėjimas, koks pasaulis yra arba koks tas žmogus yra, atneša tokį elgesį, iššaukia iš to žmogus elgesį. Netgi, pavyzdžiui, vakar irgi kalbėjau su vienu tokiu iš savo klientų, nu, kur dirbu. Ir, pavyzdžiui, nu, iš tikrųjų ten, kaip mes webinarus darom, baimė, sakykime, nustot, kad ir draugystė, mano, žinai, netek, sakykime, ar tų webinarai dingtų kažkaip, tai jo, dažnai noras, ta baimė, sakykime, jisai galvoja ir, nu, tikisi, kad atseit vos baigs šitie bendravimai, ne visi, ir baigs tą pagalbą ir taip toliau. Ir jisai paskambina, žinai, toks susinervinęs ir galvoja čia, ir jisai labai intensyviai, žinai, bando atseit sulaikyti tą, bet jisai ką priverčia mane daryti, tai yra toks, nu, iššaukia netgi tą elgesį, kad aš kaip tik, žinai, norėčiau atsikratyti tokiu žmogum, nes, žinai, užknisa, nu, iš tikrųjų tas toksai nepasitenkinimas, žinai, arba toks bandymas, žinai, kažkaip tai išsaugoti kažką, tai, žinai, ir toks labai intensyvus, nu, ne priešiškumas, bet tiesiog ta kontrolė labai norisi būti. Ir, pavyzdžiui, jisai tiki, kad, nu, žmogus, pavyzdžiui, galvoja ir tikisi, kad, arba bent jau, nu, bijo, sakykime, tai ir vis tiek fokusuojasi, tai yra tikisi, kad, sakykime, tenai mes nebendrausim ir jisai pradeda ir daro netgi tokius veiksmus, kurie būtent ir sukuria tam norą nebendrauti su juo. Tai jisai realiai, ko fokusuojasi, tą iššaukia. Jo, tai man panašiai yra ten su pora žmonių mano komandai. Tai kaip, žinai, kaip tą pakeisti? Ir vienas iš tų, pavyzdžiui, dalykų, kas man tikrai labai padėjo visą laiką ir tikrai mano gyvenimą labai pakeitė, tai yra pradėti rašytis ir, pavyzdžiui, žiūrėti į tą žmogų, į kiekvieną žmogų, ir šiaip, bet, pavyzdžiui, ieškoti apie kiekvieną žmogų, ypač su kuriais nemėgsti, nuostabius ir gražius dalykus, kodėl tau jisai patinka, kodėl tu jį, žinai, vertini apskritai kaip žmogų ir kokios detalės jame patinka, sakykime, nebūtinai išvaizda, bet tiesiog, nu, jausmo prasme ir būdo. Ir kai pradedi rašytis, ne, kad tai, pavyzdžiui, kiekvieną dieną apie žmonės, apie žmogų, tu pradedi išmokti arba tiesiog įpranti koncentruotis į tuos dalykus, kurie nuostabų žmonėse. Ir tada juos labiau, kadangi tu tikėsi to, žmonės labiau, ir kadangi, aišku, automatiškai tu pati, žinai, čia vat ir yra tas veiksmų darimas, tai yra pagal tai, kaip tu jauties, tu visą laiką veiksmus atliksi, nes jie tau atrodys natūralūs. Ir, žodžiu, tai vat fokusuodamasi, tu ateisi jau, žinai, su nuotaika, šypsena, žinai, ar tikėdamasi, kad va būtent žmonės tokie yra. Ne tai, kad tie žmonės, bet visi žmonės. Jo. Ir kai pradėsi tikėti, žinai, jie automatiškai jaus iš tavęs, žinai, tą ir jie vos nežinai, kaip, kadangi žmonės yra pilkos avelės dažniausiai vis tiek, kadangi tu tikėsi iš jų nuostabių dalykų ir jie automatiškai, žinai, pasiduos būtent tam tavo pasiūlymui, kaip yra, ne, arba ko tikėsi tu ir jie, žinai, užpildys tavo tą
trokštamą rezultatą, norimą. Jo. Ir, pavyzdžiui, tai vienas iš tų dalykų, tai yra apie žmonės kalbant, tai turi pradėti, žinai, rašytis, jeigu nori tikrai gyvenimą pakeisti žmonės aplinkui, kurie tave supa, tos pačius tiesiog jų elgesį netgi. Pradėk, žinai, rašytis kiekvieną dieną, fokusuoti, žinai, už ką tu dėkingas tame žmoguje, už ką tu, žinai, netgi apie tą patį žmogų kiekvieną dieną rašydama, tu priprasi, žinai, žiūrėti į tą žmogų būtent iš tų nuostabių pusių. Ir po kažkiek laiko, žinai, galbūt kitam žmogus jisai, nu, nekoks atrodo, o tau bus, žinai, tikrai labai labai nuostabus žmogus ir, žodžiu, jisai tau, žinai, darys ir padės ir, nu, prasme, viskas bus liuks. Čia tiesiog tai pasąmonės lygmenyje vyksta, bet, žinai, nu, tai jau vyksta, tu, žinai, tu esi profas su kai kuriais žmonėms ant to, bet su kai kuriais žmonėms tu esi profas ant tų negatyvių dalykų, ant to, kas nepatinka ir dėl to, žinai, atrodo, su šitais viskas gerai, o su tais viskas blogai. Tai abiem atvejais yra tas pats, tik tai vienur fokusuojasi ant gerų dalykų, kitur jau, žinai, nuo kelių, sakykime, supratimo ar nuo kelių veiksmų jų pradėjai fokusuotis ant neigiamų dalykų ir jie nesikeičia, tie žmonės. Jo.